kai jau atsibosta su ta skausmu arba disfunkcija gyventi, tada ir kreipiesi. Jeigu skauda dantį, tai mes visi žinom, kad reikia iš karto eiti pas stomatologą. Lygiai taip pat ir su kojos sąnariais ir rankos. Jeigu sutrinkusi funkcija, tai reikia kreiptis. Tai vienigi tiesiog neina, aš pageriu vaistų, kur man praeis, tai paskui tie praeimai arba nebepraeina, arba tiesiog metais kartojasi, kai pageria praeina, nes pasiekmę išgydyti kartais yra lengviau negu priežastį. Tai manau, uždegimą numalšinti su tam tikrom dozėm vaistų yra ganėtinai paprasta, bet baigėsi vaistai, atsiranda skausmai. Realiai susiduriam su visais sąnariais, išskyrus galbūt arba mažai apimtim mažiausia, tai stuburą. Stuburas daugiau yra paliktas neurochirurgam. Realiai mes, jeigu taip įsivaizduot, turim pradžioj tirštą sąnarį, paskui skystėja ir yra riba, kuomet sąnarys tampa perskystas, didėja trintis, tada pradeda trintis sąnarinį paviršiai ir tada pasiekmė gali plyšinėti, tarkim, meniskas, gali būti kremzės kažkokiais pakenkimai ir taip toliau, kas veda prie artrozės. Labadiena! Šiandien Vilnelės klinikų sveikatos virtuvėje kalbamės su gydytoju ortopedu, traumatologu Justinu Vaičiuliu. Sveiki, daktarė. Labadiena. Pradėčiau klausimą galbūt visai ne apie ortopediją iš karto, bet apie tai, kodėl pasirinkote gydytojo kelią. Aš jau nuo mažų dienų žinau, kad būsiu gydytojas, pas mane šeimoje yra keletas gydytojų. Maždaug to keliu ir judėjau ir kol būsiu užaugęs, tai būsiu gydytojas. Tai man tas buvo labai paprasta apsispręsti. Kodėl ortopedų pasirinkau specialybę, tai jau kaip tik vakar turėjau tą klausimą su rezidentu, tai manau, kad tai viena iš švariausių specialybių šiaip medicinai, konkreti diagnostinės prasme, kad mums užtenka tam tikrų diagnostinių instrumentinių tyrimų, kuomet mes galim tiksliai pasakyti diagnozę ir jau tada gydyti. Nereikia ieškoti adatos šieno kupėtojų, maždaug galėčiau taip pasakyti. Ir dažniausiai pagydyti iki galo. Jo, sprendimus priimti arba diagnozuoti ir spręsti priežastį, o ne ieškoti kaip gydyti pasiekmes. Ortopedai dažniausiai su kokiom lygom sąnarių susiduria? Na, kokios tos lygos? Galit papasakoti apie tą profilį problemų, su kuriuom jūs susiduria? Mūsų specialybė yra ortopedija, traumatologija, tai yra miksinė tokia specialybė, bet manau neatskiriama. Tai yra nuo traumų, lūžių ir pasiekmių, kurios yra neprognozuojamos, ir ortopedija tai yra jau funkcijos atstatymo, vadinkim, pusė, kurioje tiek po traumų, tiek po laiko tarpsnio atsirandant, tarkim, sąnarių disfunkcijai, mes galim atstatyti jo funkciją. Tai susiduriam su visais sąnariais, išskyrus galbūt arba mažai apimtim mažiausia, tai stuburą. Stuburas daugiau yra paliktas neurochirurgam, o visas kitas yra ortopedijos traumatologijoje pilnai. Praktiškai visi sąnariai yra jūsų rankose. Pirštukai, dubuo, kojos, rankos. Kaklas galva yra neurochirurgam, čia jau tai. Bet stuburas yra keli pas mus kolegos, kurie specializuojasi ir gali atlikinėti, pavyzdžiui, esant kreivam stuburų ištiesinti. Nežinau, tai yra daugiau vaikų specialistai, ortopedijos traumatologai, bet šiaip tas dar pritraukčiau. Šiaip visas kitas spektras atitenka neurochirurgam, o mum atitenka visi likusi sąnariai. O kokie požymiai rodo, kad pacientas turėtų kreiptis pas gydytoją ortopedą traumatologą, kalbant apie lėtines sąnarių ligas arba sąnarių ligas po traumų įvairių? Ar yra kažkokie tokie požymiai? Dažniausiai tas požymis turbūt skausmas, ar ne, dėl ko kreipiasi, bet ar galima būtų kažkaip tai atskirti? Ar čia visgi taip neatskirsi, turi vis tiek su gydytoju tartis, turi atlikti kažkokius tyrimus? Aš sakau paprastai, kad kai jau atsibosta su ta skausmu arba disfunkcija gyventi, tada ir kreipiesi. Čia labai paprastai, kaip sakau, jeigu skauda dantį, tai mes visi žinom, kad reikia iš karto eiti pas stomatologą, nes skauda, nes negali valgyti ir yra sutrikus labai disfunkcija. Lygiai taip pat ir su kojos sąnariais ir rankos. Jeigu sutrinkusi funkcija, tai reikia kreiptis. O ar tai yra tik tai senų žmonių problema? Senas ir amžius arba skaičius turbūt, ne? Tai visą spektrą paimčiau nuo pilno 18 metų iki ten N. Iki 100-mečių turi ne tas pačias problemas, bet atitikmo gali labai pritapti. Tiek 20-metis gali būti su, kad pavyzdys, tarkim, su menisko plyšimu ir 90-metis gali būti su menisko plyšimu ir jom gali būti daromos lygiai tokios pačios operacijos. Pradėjom kalbėti apie menisko plyšimą, tai jeigu kalbant apie kelį, na, kokie tie pagrindiniai būna pažeidimai kelio sąnario, kur jūs teikiate pagalbą, padedate pacientams?
Nu, vėlgi, čia tas spektras toks yra trauminis, netrauminis, arba trauminis, sporto trauminis, arba degeneracinis laiko šitam. Tai paprasčiausias yra, kai su amžium sudyla sąnarys, tuomet reikia įkeisti. Nu, čia jau paskutinis etapas gydymo, vadinkim taip. Jeigu yra trauma, yra lūžiai, reikia operuoti, sutvarkyti taip, kad sąnarys galėtų funkcionuoti ir atstatyti jo prieš tai buvusią struktūrą. Nu, o visas kitas tas yra nuo raiščių, meniskų, kremzlių pakenkimų, kurie gydomi. Tai tokio labai dar yra platus klausimas iš tikrųjų, nes paimkim, sąnarinio skysčio struktūra yra labai svarbi kelio sąnarių, arba sąnarinio skysčio struktūra yra svarbi sąnariui. Tik kadangi mes vaikštom ant kojų, tai kelio sąnarys vadina svarbu vaidmenį ir skystis, kuriame jis yra labai labai svarbus kremzlės apsaugai. Realiai, kai yra vaikas, pas jį sąnarinis skystis, kūdikis yra tirštas labai, dėl to jie krenta, bėga, griūna, vartaliojasi ir jiem nėra jokios pasiekmės nei kremzliai, nei kažkam, nes jisai amortizuoja ir sugeria smūgius, tarkim, vadinkim. Amžiui bėgant, jisai tas skystis skystėja, realiai mažėja hialurono rūgšties skaičius jame. Ir traumos, ir visokios lygos dar jį mažina. Realiai mes, jeigu taip įsivaizduot, turim pradžioj tirštą sąnarį, paskui skystėja ir yra riba, kuomet sąnarys tampa perskystas, didėja trintis, tada pradeda trintis sąnarinį paviršiai ir tada pasiekmė gali plyšinėti, tarkim, meniskas, gali būti kremzlės kažkokiais pakenkimai ir taip toliau, kas veda prie artrozės. Tai vat, jeigu mes tą suprantam ir laiku pamatom, tai galima labai daug problemų išspręsti. Sutvarkiau sąnarinio skysčio, vadinkim, sandarą. Čia toks paprasčiausias būdas, kad suprastų realiai. O kaip jūs tyrėte tą sąnarį? Pirmas tai klinika, antras yra magnetinio branduolinio rezonansas, kas yra dabar auksinis standartas. Ir dabar labai pačio paskutinio gal 10-metį išpopuliarėjęs arba labai svarbus tyrimas rentgeno nuotrauka viso kojos ilgio, jeigu kalbam apie koją. Atlikus šitos tyrimus ieškom priežasties ligos. Jo pačio sąnario skysčio netyrima pas mus, tai yra daugiau laboratorinis tyrimas. Tam tikros laboratorijos galbūt galima užtirti. Pas mus kasdienėje veikloje to nėra. O kada nusprendžiat, kad reikalinga artroskopija, intervencija į sąnarį? Manau, toks kaip ir dar šūkis ar kredo yra gydyti, spręsti priežastį nepasiekmę, ne? Tai jeigu įsivaizduokim, turim, pavyzdys, kreivą kojos ašį, dėl ko yra perkrova vidiniai sąnario pusėje, pavyzdys. Plyšta meniskas, trinasi kremzlė, tuomet sutvarkė meniską ir sutvarkė kremzlę, neišspręsim priežasties pačios, mums reikia ištiesinti koją. Tai mes turim ištiesinti koją, tada išspręsim visus kitus momentus. Tai ar artroskopija, ar atvira operacija, kokia, tai pasirenkam tuo metu, aš bent jau pasirinkau geriausią priežasties sprendimo būdą. Artroskopija yra minimaliai invazyvi procedūra, kartais reikia atviros procedūros, kuomet neįmanoma techniškai arba techniškai labai ilgai užtrunka. Kalbam apie petį. Yra procedūrų, kur mes galim padaryti artroskopiškai, bet geriau kelias procedūros, mano nuomonė, padaryti atvirai, kur sutaupom valandą laiko. Tai geriau, kad gydytojas nuspręstų, ne pacientas rinktųsi, ką jam čia daryti. Vienareikšmiškai, kiti gydytojas gali nuspręsti, kokią gydymo būdą taikyti. O pacientas gali sutikti arba ne. Ir ką jūs galite padaryti, kaip galite padėti tokiam pacientui, kuris skundžiasi, sakysim, ten sąnario kažkoks menisko plyšimas, pavyzdžiui, senas įvykęs, arba raiščio kažkoks tai plyšimas. Ką jūs galite padaryti tuo metu ir ką jūs darote paprastai tokiam pacientam? Aš kaip sakau, pirmiausia, reikia diagnozuoti ligą. Ras priežastį, dėl ko tai yra pasiekmė, kas jam yra dabar. Yra, pavyzdžiui, kad ir su kryviniu raiščio plyšimu, jeigu yra seslus pacientas, neturi visiškai fizinio krūvio, ypač jeigu yra moteriškos lyties, tai net prie pasaulinių rekomendacijų yra, kad galima kryžminio raiščio nerekonstruoti. Galima. Bet kadangi kiekvienas pacientas individualus, tai aš stengiuosi rasti ligą arba priežastį, pateikti paciento rekomendacinės gydymo gairės, kokias galėčiau jam pasiūlyti, realiai. Jis turi primti arba atmesti. Čia jau jo apsisprendimas, kaip jis norėtų. Nes, aš tai bent jau stengiuosi dėlioti gydymą šitą visą algoritmą. Pas mus Lietuvoje nėra. Pasakyto algoritmo, tik kaip turim ką daryti. Tai dažniausiai yra patirtis arba statistika, kaip tą gydom. O kokį būdą pasirinkti, aš tai stengiuosi vadovauti statistiką, kokia statistiškai didžiausias sėkmės rezultatas, galbūt didžiausias. Stengiuosi į tai atsižvelgti. O ką jūs darote tuo metu, kaip pavyzdžiui atliekat artroskopiją?
Kas ten per tyrimas ir gydymo metodas? Galit papasakoti, kaip tai vyksta? Imkim peties arba kelio, nesvarbu, kelkūnės artroskopinė operacija, kuomet darbas vyksta su dviem instrumentais, tai yra, vadinkim, viena yra kamera, tai 3,5 atrodo milimetrų storio, bet plonas instrumentas, jeigu žinot kaip kinetiška lasdelė. Antras instrumentas yra manipuliatorius. Tai kamera yra būtina, jinai yra viena, manipuliatorių gali būti begalės ir įvairių. Tikslas yra sąnarį pripilti vandens fiziologinio, kad jį išpūst ir kad mes galėtumėm skystėje dirbti. Nu ir tada jau ką mums reikia padaryti. Ar susiūt plyšusią sąnę lūpą, ar susiūt rotatorių. Tai yra tam tikri implantai, kuriuos implantuojam lygiai taip pat su manipuliatorium, siūnam su manipuliatorium, viską darom su manipuliatorium, kamera reikalinga tam, kad matyt. Kažkada anksčiau buvo daromos diagnostinės procedūros artroskopiškai, kad tiesiog įeidavom į sąnarį pasižiūrėti, kas ten yra negero, bet dabar, kadangi yra labai aukšto lygio magnetinio branduolinio rezonanso tyrimai, tai jie pilnai tai kompensuoja. O kalbant apie peties sąnarį, pavyzdžiui, kuo skiriasi peties ankštumo sindromas, vis dažnai girdim tokį, ar ne, nuo, pavyzdžiui, kokių nors rotatorių plyšimo. Galėtumėte papasakoti, kokios ten būna problemos su peties to sąnariu, nes čia diferencinė diagnostika kartais būna tikrai sudėtinga ir čia tokius pacientus konsultuoja ir neurologai dažnai dėl stuburo patologijos. Diferencinė diagnostika labai paprasta. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, petį, ar gal neminėjau, bet čia petį magnetinis branduolinis rezonansas yra auksinis standartas, realiai jame matosi tas pats ankštumas, rotatorių plyšimai ir labai visko daug iš tikrųjų. Būna labai keista, kai turim kliniką, bet nerandam nieko magnetinio rezonanse, tada jau bandom ieškoti kažkokių galbūt užslėptų dalykų, kurie paprastai nesimato. Nes tai yra dinaminis tyrimas, kuomet interpretuojam šešėlius. Kas pats tas ankštumas, tai kad labai paprastai supras, vienas iš rotatorių viršdigalinio raumens sausgyslė guli tarp dviejų kaulų. Tame tarpe, kur jinai guli ir dirba funkcionuoja, yra 7 mm tarpas. Tame tarpe taip pat dar yra tepalinis maišelis, ar vadinkim burza, liaudiškai žinoma, kuris irgi užima tą tarpą. Ir kuomet atsiranda uždegimas, pirmiausia sureaguoja tepalinis maišelis, nes jo funkcija yra sutepti ir apsaugoti sausgyslę, kad jinai nesitrintų į kaulą. Jis išpamsta ir sumažina tarpą arba erdvę, kurioje guli sausgyslė. Jis apsaugo, bet to pačiu ir kenkia. Ir kas tada atsitinka, mes turim tą patį tarpą anatomiškai, bet turim funkciškai sumažėjus. Sausgyslė yra spaudžiama, trinama ir gali plyšti. Ir dažniausiai ankštumo priežastis yra, ne tai kad dažniausiai, bet ankštumo priežastis gali privesti prie sausgyslės plyšimo, nes tada jinai pradeda trintis. Nepasitikiu kliniką, nes pacientui, kuriam yra ankštumas, gali būti be galo dideli skausmai ir negali net pajudinti rankos, lygiai taip pat žmogui, kuriam yra nuplyšę visi, tarkim, ten rotatoriai ir arba atvirkščiai, kam viskas yra nuplyšę, nieko nejaučia lygiai. Tai dėl to reikia tikrai atlikti tam tikrus tyrimus, kad žinoti ir įsivertinti. Aišku, nereikia pulti iš karto daryti, aš manau, jeigu ten suskauda petį, bet jeigu yra ilgesnis skausmas, tarkim, lėtinis arba po traumos, jeigu praėjo 2 savaitės ir matom, kad sutrikus funkcija, reikia daryti magnetinio rezonanso tyrimą. Ir tokiam pacientui padedate, jisai dėka jūsų gydymo gali pasijusti daug geriau, dingsta skausmai. Mano tikslas yra atstatyti funkciją. Bet tam reikalinga laiko pakankamai daug, po to turbūt reabilitacija ir visi tie dalykai yra svarbus, ar skausmas dingsta greitai jau po pačios procedūros? Kad taip įsivaizduot grubiai, pasakysiu. Pati operacija trunka valandą laiko, operacinis gydymas, kuomet yra režimas tam tikras, yra 6 savaitės. Po 6 savaičių prasideda reabilitacija. Tai gali trukti 2 savaitės, 3, gali būti užtekti vienos, galbūt reikės antros, įvairiai, priklausomai nuo kiekvieno paciento. Bet šiaip mano darbas yra 1/3 investicijos į sėkmingą gydymą, pacientų yra 2/3. Tai jeigu pacientas ignoruoja, tai 1/3 neužtenka dažniausiai sėkmės. Arba jis tiesiog adaptuojasi. Dažnai ką pastebiu, tai dalis pacientų tiesiog neseka tų rekomendacijų, nes neskauda, praeina skausmai, bet nesimankština ir realiai, jeigu įmo metus laiko, tai jisai funkciją turi, bet nepilnavertiška, reiškia, trūksta tam tikrų judesio, trūksta raumens masės ir tiesiog jam yra gerai, nes nenori nieko daryti. Tai jūsų sąveika su reabilitacijos specialistais svarbi? Labai, labai glaudi ir labai svarbi. Ir sakau, net reabilitacija po operacijos yra svarbiau, labai svarbu. Bet reabilitacija be operacijos, arba mankštos be operacijos neveiks.
O pakalbėkime apie alkūnę šiek tiek. Dažnai girdim tenisininko alkūnę. Kas tai čia per daiktas? Manau, tenisininko dabar jau kaip ir gal praeitis, dabar padelio daugiau žaidėjo alkūnės. Jo, tas yra momentas, kad kažkada pamėgau šitą lygą ir daug domėjausi, bet realiai, kad supras, kas tai yra raumo turi ilgį, ne, tai dilbio, problema yra dilbio tiesėjo raumo, kuris turi tam tikrą ilgį ir tvirtinasi dviejose taškuose. Tai yra anatomija, kur nesikeičia pa žmogų. Bet keičiasi funkcija, kuomet raumo tampa nebe toks elastingas, dėl to dažniau tos lygos pasitaiko virš 30 metų pacientam, dažniau, arba vyresnim, kuomet elastingumas sumažėja ir tam tikrų judesio metu, kuomet yra didžiulė įtampa, plyšta sausgyslė, kuri yra tvirtinasi prie kaulo. Tuo vietoj iškart prasideda uždegimas, prasideda gijimas, susiformuoja randelis, mikrorandelis. Tuomet pakartojus judesi, bet paprastesnė, mažesnė tokio įtampoje, vėl įplyšta randas, bet dabar gijimas šiek tiek ilgiau užtrunka, nes gyja randas. Rande kraujotaka šiek tiek yra pakitus negu natūraliai. Ir taip ilgai, jeigu mes imam ilgainiui arba laiką, prasideda uždegimai, sausgyslė plyšinėja ir, imkime, jeigu alkūnė, padelio žaidėjo ar teniso žaidėjo alkūnė sindromą, tai po pusmečio sausgyslė pakinta iki tiek, kad randas sudaro toks kietas, kad jisai nebe elastingas visiškai. Ir tuomet pasikeičia anatominis dalykas, kad raumens sausgyslė tempiasi ne nuo kaulo, o nuo randų. Ir vis laik plyšta. Dėl to negali pakelti stiklinę žmogus, negali obuolio ar kažko, vandens negali atsigerti. Dėl to, kad jis laik skauda. Maždaug jau taip suprasti, dėl ko. Ir ką tada daryti? Yra 3 etapai šitam, ką daryti. Reikia pažiūrėti, kiek laiko praėjo nuo simptomų. Aš vis laik išskiriu 3 etapus. Tai yra pirminis, kuomet yra pati pradžia, kada dar nėra didžiulio rando susidariusios arba sausgyslė nepakitus, neprasidėjus tendinozė, sausgyslės jau randėjimas. Tuomet užtenka mankštų intensyvių, kas yra labai pacientams sudėtinga, nes užknisa, atsibosta, bet labai turi gerą poveikį. Antras etapas toks, sakyčiau, tarpinis, kuomet daromos blokados, tiek hormoninių vaistų arba protuntintos reumatitais plazmos. Trečias dalykas - operacija. Operacija atrodo kaip ir banali, bet operacijos metu išvalom randinį audinį, leidžiam susiformuoti naujam randui, bet jo tiesiog yra prigimtis, nebe sausgyslė, o jungiamas audinys ir tiesiog jis tada tampa elastingas ir būna visai geri rezultatai. O kaip teisingai reiktų elgtis, nes pacientai dažnai nori tų blokadų ir jie tuo ir gyvena ilgą laiką. Šitas, kaip sakė, žiūrėk į kamerą, jeigu kažką nori pasakyti, blokada, jeigu vadinkim hormoninė, kinologo šiuo atžvilgiu, jinai sausgyslę pasmerkia. Reiškia, sausgyslė dar labiau surandėja, jinai tampa dar mažiau elastinga, tačiau tam momentui yra išsprendžiama pasiekmė, nuimamas uždegimas. Vieniem tai nuimamas metam, bet dažniausiai po metų atsiranda, kitiem ilgesnį laiką gali būti, bet kaip taisyklė dažniausiai ir būna 2-3-4 mėnesiai, reikia kartot blokadą ir jau jeigu reikia kartot blokadą, yra didžiulis blogumas tas, kad kinologas arba tas hormonas, kur leidžiam šitam poveikiu, jisai tirpdo pavadį. Tada yra problema, kad gali ištirpti pavadis ir pasidėti odos problemos kraujotokos, kuomet gali atsirasti odos nekrozė. Labai pasverčiau, kada, kaip leisti ir kur leisti. O tas chirurginis būdas irgi, kuris taikomas, ne visigi specialistai atlieka tai, ar ne? Ir ar yra pakankamai kvalifikuotų gydytojų, kurie gerai operuoja? Tai kaip dabar atsakyti? Jūs to užsiemate? Aš specializuojuosi šitoje ligoje, tai aš tai darau. Ir daug darau ir šitą galiu spręsti tikrai. Kaip ir kiekviena liga turi komplikacijų, bet šiaip sėkmės rezultatas tikrai yra. Teisingai atlikus chirurginę šitą procedūrą, operacija yra labai geras aukštas. Neturėtų bijoti pacientai kreiptis. Ne, turi bijoti. Pacientas turi suprasti, kad, kaip aš sakau, kiekviena operacija gali baigtis labai blogai, tik yra tam tikras procentas. Tai aš dažniausiai, kai pacientas supažinu su operacija, tai jam nesakau, kaip jam bus gerai, bet pasakau, kad gali būti tam tikros komplikacijos. Jūs turite žinoti. Nes kuo daugiau operuoji, tos komplikacijų skaičius yra didesnis, bet statistika ta pati. O galiu paklausti tokio klausimo apie sąnarius, kalbant smulkieji sąnariai, riešo, sakysim, pavyzdžiui, sąnariai. Ar čia yra ortopedija, traumatologija, ar čia yra plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, nes dalis gydytojų,
dirba ir vienoje ir kitoje srityje. Pas ką iš tikrųjų reiktų nukreipti pacientą, kuris turi riešo? Labai geras klausimas. Pas mus visoje ortopedijoje traumatologijoje yra, vadinkim, po rezidentūrinės specializacijos. Reiškia, mes galim daryti kaip pagal diplomą tą, ką sumastėm, ką norim, bet kad turėtų tą geresnį sėkmės rezultatą, mes specializuojamės tam tikras grupės. Ne? Pavyzdžiui, aš specializuojuosi dabar sporto medicinoje, specializuojuosi petį, alkūnėje, kelio sąnariuose. Yra kolegos, kur specializuojasi tik tai plaštakoje ir riešė, yra kolegos, kur specializuojasi pėdoje, yra kolegos, kur specializuojasi tik tai protezavimuose. Tai realiai, jeigu ortopedas baigia rezidentūrą ir jam nori specializuotis riešo, plaštako, mažųjų sąnarių, tai jis tai daro. Licenzija tai leidžia daryti. Jeigu plastikos chirurgas, kuris baigia plastiką ir nori eiti rekonstrukcijas, bet taip pat specializuotis arba domėtis šitą sritim, gali tai daryti. Čia vienas kitam netrukdo. Pacientui reiktų, sakau, pasirinkti specialistą, tas, kuris specializuojasi tam tikros srityje. Pavyzdžiui, aš žinau kažką apie pėdą, bet aš niekada nekonsultuoju paciento, nes mano, vadinkim, konsultacija gali būti netokia specifiška kaip specialistų. Tai norėjau paklausti jūsų apie kelio sąnarį. Iš tikrųjų, po šeimos gydytojus kreipiasi daugybė pacientų dėl kelio sąnarių skausmų ir, žinot, dažnai jie galbūt ne visada gauna kvalifikuotą pagalbą, nes mes ką dažniausiai padarom, mes nusiunčiam kelio sąnarių rentgenogramai ir mes iš esmės pasikliaunam radiologo įrašu. Radiologas dažniausiai parašo, yra artrozė arba nėra. Ir ypač jeigu jaunesnis žmogus, artrozės nėra, na ir ką tada daryti? Tai gal jūs turit kažkokių patarimų? Aš labai apsiribočiau ties laiku, kiek laiko skauda. Jeigu ateina pacientas, man vakarą suskaudo, okei. Galim padaryti rentgeną, pažiūrėti bendrą būklę. Paprastas kelio sąnario rentgenas 2 krypčių parodo kaip ir labai daug informacijos, bet tuo pačiu ir labai mažai reikalingos. Parodo girnelės aukštį, girnelės vietą, gali parodyti artrozę ar kažkokių darinių, pavyzdys. Aš manau, imčiau laiką. Jeigu pacientas skundžiasi ilgesnį laiką, imkim mėnesį, 2, 3, tarkim, tikrai siūčiau specialistui dėl magnetinio rezonanso vien tik tai ištyrimo, kad pažiūrėtų, dėl ko tas yra. Bet tai, manau, reiktų apsiriboti, ar yra kiti simptomai. Pavyzdžiui, jeigu skauda 3 sąnarius, arba skauda pirštą, ten kelią ir petį, tai tikrai ne pas ortopedą, reiktų siųsti pas reumatologą. Kad ištirtų pirmiausiai viską atmetimo būdu, ar nėra kažkokios reumatinės ligos. Jeigu yra trauma, ką aš dažnai pats pastebiu, buvo trauma peties ar kažkokia, nuvažiavo skubia pagalba, suteikta skubia pagalba ir paleidžiamas gydintis ambulatoriškai. Ir paskui tas pacientas pas mane pasirodo po kokių 3-4 mėnesių, suplyšusiais raiščiais, suplyšusių bicepsų ar kažko. Dažniausiai jisai pats ieškosi pagalbos, nes jam yra negerai. Tai tada, manau, būtina, bet jeigu praėjo savaitė, 2 ar 3 ir sutrikus funkcija, kas atsiranko šį funkciją? Jeigu jis negali jos pakelt, arba realiai negali paprastai apsitarnauti, pavalgyti, susišukuoti, išspaut galvos, tai yra sutrikusi funkcija. Savaitė, 2 nepraėjo, tai tikrai neuždegimas, siunčiam pas specialistą, aš manyčiau. Tai traumas aš siūščiau gal greičiau, jeigu tokie skausmai ilgesni iš seniau, paskaudavo, praeidavo, tai, bet šiaip pasiūsgi nesunku. Tai aš manau, turit neatsakytą klausimą savo, siūskit specialistą, galėčiau patartai. O kalbant apie pagalbą kelio skausmų atveju, dažnai matom ortopedai, traumatologai leidžia vaistus į sąnarį, į kelio sąnarį. Kiek tai yra efektyvu ir kaip teisingai nuspręsti, ar čia jau užtenka leistis, nes pacientai, kurie nuolat tą prašo, kad jam suleistų vaistų ir jam tada pagerėja ir jis tada vėl gyvena. Čia turiu labai fainą mėgstu šitą klausimą, turiu tam tikrą nuomonę su juo. Iš esmės, kaip minėjau pačioj pradžioj, pirmas dalykas man reikia rasti priežastį arba diagnozę tikslingą. Labai daug taip žinau, kas daug leidžia, kaip sako, kairė ir dešinė leidžia ir visur ir taip toliau. Esmė yra tokia, jeigu yra anatomiškai viskas tvarkoje, aiškiai yra krimsliai, meniskai, kaulo struktūra tiesi, viskas, tarkim, neturim kur prisikabinti, mes galime manyti, kad yra problema su skysčiu, tarkim, girgždas sąnarys. Labai daug kas klausia, girgždas sąnarys, ką daryti, čia bėda ar ne bėda. Jeigu neskauda, tai ne bėda. Aiškiai yra trintis, kuomet kremzlė trinasi į kremzlę ir tai atsiranda, duoda garsą. Tuomet galima suleisti vieną priežastį, kad sutept sąnarį. Antrą priežastį, pavyzdžiui, jeigu yra tiesiog uždegimas, yra sinovitas, kelio sąnaryje yra daugiau skysčio, galima suleisti plazmą su trombocitais, PRP vadinama liaudiškai.
kad Tai efektyvu? sutvarkyti su uždegimu. Jo, tai dažniausiai, kai anatomiškai viskas ok, būna ganėtinai efektyvu. Kiek žinau, reumatologai labai mėgsta leisti kinologą į sąnarį. Tai. Mes iš ortopedinės pusės, kai tokius sąnarius operuojam, matom, kad tas kinologas ir nusėda į sąnarį, kadangi tai yra medžiaga sudaryta iš kristalų, jinai gadina kremzlę. Tai aš kelio sąnariui labai į patį sąnarį ribotai leidžiu, įmam pėties sąnarį, taip, vienas iš variantų, kuomet yra uždegimas, labai tinka kinologas suleisti, gydyti uždegimą. Tai mano toks, sakyt, kad apsiribot anatomijos arba realiai operacijos vaistas suleistas tikrai nepadarys, tam reikalingos tam tikros diagnostiniai kriterijai, kuomet jį leisti. Čia jeigu tą mes žinom, apsiribuojam su tuo, tada tikrai dažniausiai suleidę turėsim gerą rezultatą. Norėčiau paklausti vienos tokios situacijos. Iš tiesų, kaip šeimos gydytojas turiu kartais tokių situacijų įdomių, kada pacientas skundžiasi skausmais apatinėje nugaros dalyje ir yra ne visada aišku, kiek yra klubo problema, tai yra vyresnio amžiaus žmogus, kiek yra juosmens problema. Ir tekę yra situacijų, kada pasiuntus ortopedui traumatologui, jis yra nusiuntęs neurologui, neurologas siuntęs atgal ortopedui traumatologui ir vėl atgal. Tai kaip šitoje atveju atsitinka, kad iš tikrųjų turbūt sudėtinga kartais diferencijuoti skausmą juosmens, stuburo patologiją ir klubo sąnario patologiją? Na, kaip minėjau, klinika visai gali apgauti, realiai. Jeigu klubo skausmas daugiau eina į kirkšnį, sunku vaikščioti susijęs su judesiu. Neurologiniai skausmai, kaip mums žinoma, dažniau būna nesvarbu, dažnai be padėties, be nieko, bet jis būna visada. Jeigu taip apsiriboti arba ką galėčiau išskirti, mano nuomonė, juosmens skausmą turėtų gydyti neurologai. Pas mus yra keli ortopedai, kur to užsiema, tam blokadom ar kažkom. Tačiau aš nespecializuojuosi, negaliu to atsakyti. Bet šiaip, kad tas pingpongas dažniausiai, aš manau, yra stoka diagnostinio tyrimo ir stoka specializacijos. Manau, nusiuntė turbūt ortopedui, jis padarė rentgeną, pažiūrėjo, kad artrozės nėra, nusiuntė atgal neurologui, neurologas pažiūrėjo, kad skausmas į koją neplinta, nusiuntė atgal ortopedui, turbūt toks buvo pingpongas, kuris iš esmės neturėtų būti. Aš manau, kad kadangi šiais laikais daug tyrimų mes galim padaryti, tai reiktų nuo to ir, kaip sakyti, to ir kliauti. Tai yra magnetas, rentgenas, yra funkcinės nuotraukos tam tikros rentgeno, kuomet tam tikram judesį pamatom patologiją. O šiaip yra specialistai, kaip jūs sakėt, kada siūst, tai va tokiu atveju siūst, manau, kad ne bendram neurologui, o siūst specializuojančiam, kuriam būtent su juosmens srities šitam. Plius yra neurochirurgai, kurie lygiai taip pat, jeigu įmam juosmenį, čia galima gelbėti, tik tai jie dažniausiai gauna pacientą, kuomet neurologas ištiria ir neranda priežastį, arba randa priežastį, siunčia tada jie. Supratau. O visgi sugrįžtant prie peties, esat labai patyrę šioje srityje ir jūs kaip peties chirurgas iš esmės galite pasakyti tam tikrų patarimų tiem patiems šeimos gydytojams. Kur mes čia klystam ir kas čia vyksta blogai, kad pacientai kartais keliauja, neateina laiku arba ilgą laiką tiesiog šiaip geria vaistus nuo skausmo, nesteroidinius prieš uždegiminius. Būna tokių situacijų metais. Ką jūs patartumėt? Čia toks įdomus klausimas, ką patart jums. Jūs man turėtumėt patart geriau turbūt. Šiaip peties gydyme, žinau, kad dažnai geriame vaistai. Aš manau, tokia yra diagnostika, realiai. Padaromas yra rentgenas peties sąnary, taip, artrozijai svarbu, kitiem dalykam išnirimams svarbu, bet šiaip traumams svarbu, kasdieniam, kaip rutininiam tyrimui jis mažai yra naudingas jo. Tai vėlgi, paimam kokį laiką, jau mėnesį, jeigu žmogų mėnesį nepraeina, stingsta ranka, nėra judesio, reiktų siųsti pas specialistą. Tai čia toks, manyčiau, paprasčiausias būdas. Kitas klausimas, siųsti ar žmogus pats eis. Tai vienigi tiesiog neina, aš pageriu vaistų, kur man praeis, tai paskui tie praeimai arba nebepraeina, arba tiesiog metais kartojasi, kai pageria praeina, nes uždegimą numalšinti ganėtinai yra pasiekmė išgydyti kartais yra lengviau negu priežastį. Tai manau, uždegimą numalšinti su tam tikrom dozėm vaistų yra ganėtinai paprasta, bet baigėsi vaistai, atsiranda skausmai. Peties chirurgijai, kokie didžiausi iššūkiai yra ortopedams, traumatologams? Nežinau, man visa šitą operacijos arba chirurgija man yra hobis, aš labai mėgaujuosi operuodamas ir man tai suteikia malonumą. Iššūkiai dažniausiai yra sutrikusi anatomija arba užleistas atvejis iš tikrųjų. Kaip sako, anksčiau buvo toksai patarimas dar kaip šeimos gydytojams, aš tai siūlyčiau netempti gumos, jeigu turim diagnozę. Dažnai būna diagnozuojamas artrozė, kažkokia liga ir
Nu tai yra pacientas sakė, man dar sakė, palauk. Po metų pakartojami tyrimai, dar tau atrodė, o dar palauk, dar tau nešakės, dar nekapės, dar galėt ir gyvenk. Ne? Tai va šito tikrai vengti, siūlyčiau geriau anksčiau išoperuoti arba anksčiau spręsti problemą, dėl ko. Nes tai yra paprasta chirurgui, ne? Anatominiai visi orientyrai yra savo vietoj. Paprasta pacientui, nes jisai lengviau ir greičiau yra išoperuojamas ir pooperacinis periodas lengvesnis. Nėra tada iššūkio, nėra problemų, negalim užstrikti arba labai sunku užstrikti. O kai yra sutrikus anatomija, yra, pavyzdžiui, metus laiko išnyręs petis, kuomet susiformuoja jau pseudosanarys. Tada reikia viską atstatyti, ištraukti iš randų. Tuomet yra ir kraujavimai didesni, tuomet pacientui sunkiau. Tai aš manyčiau iššūkis, o toks pagrindė būtų susijęs su laiku arba to užleistų būklę. Ar peties chirurgija yra sudėtinga iš tikrųjų lyginant su kitais sąnariais? Ar jūs turite kažkokių sudėtingų atvejų, įdomių atvejų, kuriuos norėtumėte papasakoti? Su kitais lyginant, kokiais aišku palyginsi, bet jeigu lyginam petį, ten kelią, klubą, aš manau, taip, petis sudėtingiausias iš jų visų, vien tik todėl, kad jisai laikosi ant raumenyno. Jeigu mes pašalinsim visus raumenis, tai petis kaip ir nesilaikys, nes mechanizmas toks yra, plius jis yra labai judrus sąnarys. Plius vienas dalykas, dirbant, tarkim, artroskopiškai, turim didžiulį iššūkį su kraujotaka, todėl, kad, kaip minėjau, artroskopija tai yra darbas vandenyje, tai kelios sąnariai, kas dažniausiai atliekama rutiniškai. Prie menisko operacijų. Uždėdama manžetę, nekraujuoja į sąnarį, mes galim dirbti skaidriam vandenį, labai geras matomumas, petį nuolatos kraujuoja, todėl kad dingsta vaizdas arba blogėja vaizdas, tuomet yra labai svarbus anesteziologų darbas, kad palaikytų tam tikrą hipotenziją, kad dirbtumėm komforte ir laikė, nes kuo daugiau laiko praleidžiam operaciniai, to didėja rizika infekcijai, to didėja rizika kraujavimui, to didėja tinimas. Valanda yra tas standartas, kuomet turim dažniausiai visas operacijas padaryti iki valandos. Kažkokį tokį atvejį įdomų galėtumėte pasakyti nuo diagnostikos ar uždėlstos, pavėluotos diagnostikos per paskutinį laiką turėjote, kur galėtumėte kaip pamoką pasakyti gal ir gydytojams, kurie klauso, ir pacientams? Įdomus atvejai tai yra iššūkiai, kuriuos tu apsiemi, kurie yra užleistos būklės. Pavyzdžiui, tą, ką dabar paklausėt, atsimenu, alkūnės distalinio žasto lūžis, per COVID buvo lūžis, pacientė turėjo būti operuota, bet dėl COVID, aišku, išrašyta, neoperuota, nes gyvybė rizikos nebuvo. Ir paskui, aišku, viskas užleista iki to, kad ta distalinio žasto lūžis tapo pseudoartrozė 2 metų. Tai tas buvo sprendinys padarytas, išspręsta, išoperuota. Tu turi iššūkį, tu jį įvykdai, tai yra kaip ir tau pliusas, bet yra faina, kai pacientui būna gerai ir gali padėti. Dažnai būna sausgyslės įvairios, tarkim, petį ar kažkur seniai plyšimai uždėlsti ir tu turi apsispręsti, pavyzdžiui, ar keisti sąnarį, ar operuoti artroskopiškai susiūt sausgyslį. Ir jeigu tau pavyksta susiūt ir pavyksta ją prigydyti, vadinkim, nes tik prisiūt nesėkmės rezultatas. Sėkmės rezultatas, kai jinai yra dar ir prigyja ir pacientui dingsta skausmai ir būna, tarkim, ok. Dažnai susiduriu su bicepso sausgyslėm užleistom, su krūtinės raumens plyšusiam sausgyslėm. Biški šiek tiek vyresnio amžiaus pacientai, kurie yra, aišku, tai dienai skubiai pagalbai pasakoma, kad bus ok, ir jie paskui papuola, nes jiem ne ok, po kokių ten 3-4 mėnesių ar net po pusmečio, kuomet sausgyslė labai pabėgus, jai reikia transplantuoti arba kažkokią daryti plastiką jos. Tas yra įdomu, kaip išeiti iš tos situacijos. Tai aš manyčiau, mano asmeninis toks, jų dabar jau kuo toliau daugiau operuoja, tuo mažėja tokių situacijų, kuomet reiktų papildomai kažką mąstyti. O šiaip šitas toks didžiausias malonumas, vadinkim, chirurgijai. Gal norėtumėt dar kažką pasakyti pacientam, pasinaudodamas progą, ką pats norėtumėt pasakyti ir kažko nepaklausti? Aš tokia labai faina turiu frazę, kad tepalai negydo, tai norėčiau tą galbūt ir akcentuoti, kad tepalai tikrai negydo ir niekada nepagydys nei vieno paciento. O kas jums yra profesinė sėkmė gyvenime? Ką jūs vadintumėte profesinė sėkmė? Kada jūs esate laimingas ir patenkintas? Čia jau pagavote, ne? Kažkaip ne, manau, profesinė sėkmė yra tas, kad darbas man hobis, iš tikrųjų. Ta, ką darau, myliu, man patinka ir galvoju apie tai ir specializuojuos apie šitą. Pati profesinė tiesioginė prasmė tai yra gyventi arba dirbti 95-98% sėkmės rezultatė ir palikti komplikacijom 2-5%. Tai čia, aš manau, yra tas momentas,
kaip sakyt, matematika yra viso ko mokslas, tai vat, vis tiek mes kaip ir čia atsidurėme tai. Stengtis turėti kuo mažiau komplikacijų, jas laiku pamatyti ir išspręsti. Ta ir linkiu jums, su mumis buvo gydytojas ortopedas traumatologas Justinas Vaičiulis. Dėkoju visiems uždėmesį, iki sekančių susitikimų. Ačiū.